Sveiki, šiame video spręsime uždavinį su iracionalumo panaikinimu vardiklėje ir prastinimu. Gal iš karto persirašyti sąlygą, kad turim 10 dalinta iš šaknies 3 plus 1 ir viena iš pagrindinių klaidų, naikinant iracionalumo vardiklėje, kad tiesiog keliame kvadratu ir šaknį ir vienetą. Tai taip daryti negalima, reikia prisiminti formulę, kuri yra, kad norint pakelti kvadratu, tai naudoti kvadratų skirtumo formulę kaip a kvadratu minus b kvadratu, tai tokiu atveju abudu nariai bus pakelti kvadratais ir pasinaikins šaknis. Ir ta formulė yra, kad a plus b padauginta iš a minus b. Ką reikia daryti, atkreipti pasižiūrėti, koks yra ženklas ir pasidauginti iš lygiai tokio pačio reiškinio, tik tai su priešingu ženklu. Tai yra, jeigu pliusas, tai dauginsime iš minuso, jeigu yra minusas, dauginsime iš pliuso. Šitą tada plus 3 šiek tiek pasinešiu. Ir kad būtų galima pritaikyti kvadratų skirtumo formulę, dauginu vardiklį iš šaknis 3 minus vienetas, kad trupmena nepasikeistų, lygiai iš to paties pasidauginu ir skaitiklį. Tai šaknis 3 plus vienetas. Jeigu mes iš to paties reiškinio padauginsime tiek skaitiklį, tiek vardiklį, trupmena nuo to, pastaisysiu, netyčia prašiau, pliusą turim dauginti iš lygiai to paties. Tai minus, kad ir viršuj ir apačioj minus. Tai kas atsitiks dabar skaitiklyje, kol kas galiu palikti skaitiklį 10 šaknis 3 minus vienetą palieku, o vardiklėje pagal kvadratų skirtumo formulę gausim šaknis iš 3 kvadratų, tai pirmo nario kvadratas, atimti antro nario kvadratą. Šaknis ir kvadratas vienas kitą nuprastina, neužmiršti, plus 3 šaknė. Ir vardiklė 3 minus 1 liks 2. Tai persirašau 10 šaknų iš 3 minus 1, padalinta iš 3 minus 1 liks 2. Susiprastiname 10 ir 2 liks 5. Ir reiškinys tada suprastintas bus 5 šaknys iš 3 ir atskliaudęs kelių stilius, tai 5 kart šaknis iš 3 bus 5 šaknis iš 3, minus 5 kart 1, minus 5 ir neužmiršk, kad dar plus šaknis iš 3 duota iš sąlygos, tai sutraukus panašius narius liks 6 šaknis iš 3 minus 5. Ir būtinai reikia atidžiai skaityti sąlygą, kadangi sąlygoje yra jau duotas minusas, čia irgi gauna minusas, tai dvigubinti minuso nereikia, tai a narys bus 5, b narys 6, kadangi jau minusas yra duotas sąlygoje. Ir tikiuosi šis video padėjo ir sėkmės egzaminuose. Iki.